ir nupjauti visą šitą. Aš tau žiūrėk. Ne. Žiūrėk. Ne. Aš Matau, kad jau visus laikus. O ne? Nereikia visų. Kai aš switchinau ant Meko, mano prasidėjo karjera stand-up comedy. Tai, žodžiu, ir aš žinau, kad jeigu aš dabar gausiu PC, tai that's it. Done, retired. Viskas. Viskas man šakės, tu prasme, aš iki to laiko, aš labai gėminau. Ką, Hebra, turim svečiuose? Storą. Gražų Justiną Jankevičių. Nestorą. Čia nežinau pavyzdžio, ką duoti, kas būtų storas. Klajumas. Jo, Klajumas storas vyra. Ok, tai šiandien rinksim kompiuterį ponui gerbiamajam Justinui. Čia yra mano, jeigu nuoširdžiai, čia, kai jūs šitą pasakėte, kad kviečiate, aš galvoju, kad čia, tipo, skemas. Ok. Tipo, dar vienas Nigerijos princas. Ir B, čia mano susirinkti kompiuterį. Aš vieną kartą turėjau galimybę nuvažiuoti ir susirinkti viską, bet ne pats susirinkti, o kur išsirinkti kažkokius tai dalykus. Okay. Čia buvo, mano tėvams kainavo koją į ranką, nes mes nebuvome ten tie, kurie, kur, dar vieną kompiuterį. Tai čia man buvo didžiausias ever dalykas, bet tai buvo labai toksai stokinis reikalas, kur tu ten stoka ir kažką tai tenais gali pasirinkti. Bet susirinkti kompiuterį, mano vidinis vaikas dabar turi, aš susitikau su Duncanu McLeodu, o dabar aš dar kompą susirinksiu. Tai man atrodo, čekinasi visas, ne? Bro. Tai va, man biški emotional dabar esu. Tai turbūt nebus problema pačiam kažką įdėt, sudėt, norės turbūt. Aš ramų esu įsidėjęs. Ok, ramus visi deda, nustojam su ramais. Kažką sudėtingiau, pavyzdžiui, kulerį uždėt. Jo, tai turi YouTube ir aš moku pasižiūrėti ir kažką susijungti, tai... Gerai. Pažiūrėsim, kaip bus. Parodysim, kaip atrodo anksčiau detalė ir kaip atrodo dabar ir galėsi palyginti, ant kiek yra pasistumėjęs. Dabar čia tenais ramų būna 2PM6 ir į viršų, ne? Būna, bet čia jau yra overkillas šiaip iš tikrųjų. Čia yra overkillas, 256 megabaitai. Megabaitai? Megabaitai čia yra realiai šūdas, realiai šūdas. Ne, aš jau šnekėjau apie gigabaitus, nes dabar jau gigabaitai. Bro, yra tipo 200 gigabaitų. Jo, pavyzdžiui, šitam Mac Pro, tam, kur tam geriausiam kompė Apple. Galima 1,5 terabaito įsidėti ramą. Kad būtų galima Chrome tabų susidėti kiek nori, 1000. Tai va, jo. Mes nedėsim 1,5 terabaito, nes tai čia yra tiesiog kosmosas. Ne, bet man buvo keista, kad yra, okei. Jo, yra. Pasistumėjo technologijos, man atrodo, daug ką praleidai. Jis dabar kaip iš olos išsitraukė žmogų. Jo, mes norim parodyti. Kuris slėpėsi ir bandė pralaukti karą ir dabar jis išsitraukė, tai ir kompiuterį. Jo, mašinų žiūrėk važiuoja. You have one? Jo, tai parodysim visas dalis, nes realiai, kaip galima pasakyti, čia aukščiausio realiai turbūt galima sakyti, aukščiausio lygio realiai detalės, nes pamatysim. Aš pats labai excited, nes gyvai realiai pamatysiu, kaip iš tikrųjų viskas dar, jungiasi, bet, man pačiam yra. Brolis, tu tai jau žiūrėsi, kaip, žinai, tas bus vaizdas, kaip beždžionė bando kvadratą į apskritimą įkišti. Taip nebus, bet... Taip nebus, bet bus labai, Tai yra įmanoma. Gali būti iš tikrųjų. Ok, tai pradėsim tada nuo paprastesnių dalykų. Ar čia yra motina? Čia yra motina. Šiaip neprikolas yra dar daughterboard. Tai yra daughterboard? Jo, daughterboard. O ką reiškia daughterboard? Čia yra su servais susijęs dalykas, bet kai sužinojau, buvo labai prikolas. Motherboard ir daughterboard. Fatherboard nėra. Parodysiu, ką reiškia 24 metai. Šiais laikais jau į dėžes deda. Prieš tai turbūt duodavo, nežinau, tiesiog, kad maišelį. Duoda tau. Ta pati moteriškė, kur siemkas pardavinėja siemkas ir cigaretės pardavinėja prie turgaus, tai jinai pardavinėdavo ir šituos. This is it, huh? Jo.
Bet yra tas fetišas, ne, naujų dalykų. Jo, unboxingas yra turbūt vienas populiariausių tokių dalykų darimas. Jo, tiesiog tas toks. Taip. Fresh. Wanna do the honors? Please. Oh. Jo, mes šnekam apie... Geras. Taip, štai jinai. Alytaus kolegija. Vilniaus universitetas. Kitas yra prikolas, kad čia ta pati kompanija. MSI ir MSI, bet tai vat realiai taip vat pasikeitė per N metų. Dabar jos išgražėjo. Ir vis tiek turi batareiką. Šiaip yra lipdukai, kurie uždengia batareikas. Tai jeigu norėsi, bus galima užkliuoti. Geras, tai okei, bet tai kas čia, portų? Portų, tai čia jau yra tokie dalykai kaip Wi-Fi'us, Bluetooth'as, irgi jau daugiau yra jungčių ir garsui. O, Type-C. USB, ne bet Type-C. Vienas Type-C. Ir kitas bus prieki. Okay. Tai ne 2 Type-C, jo. Tai realiai, kuo daugiau iš tikrųjų... Galima bus telefoną pasikrauti. Tai bus galima. Kitas yra prikolas, kad kuo daugiau Type-C, to brangėja motininė. Su drakonais. Su drakonais, su viskuom, su švieselėm. Jau kažkas tai ir nurodo, kad kažkas tai yra gero, tai drakonas. Jo. Visą laiką. Ir tarp kitko veikia ir su tatuiruotėm. Pamatai žmogus su drakono tatuiruotė, žinai, kad tikrai puikus vyras bus. Jo. Ir čia turim procesorių. Naujausia. Viena galingiausių realiai gaming procesorių. Tai realiai Kozokus 15 bus galima. Aš galiu papasakoti apie savo istoriją. Mano pirmas kompas kainavo sodą. Jis buvo 30 arų. Tai yra didelis plotas. Mes turėjome sodą Molėtų plente, dabar tenais aš įsivaizduoju, kad tas sklypas galėtų kainuoti apie 100 kavalkų. Bet mano tėvai tam, kad aš turėčiau... Ir čia buvo big fucking deal. Aš tada nesupratau, kas čia yra, bet dabar aš kai suprantu, kokią auką padarė. Tam, kad jie nupirktų man pirmą mano kompą, Celeron 300, jie turėjo parduoti tą sodą. Ir tenais gavosi the good old switcheroo, tipo sodas kainavo kompą. Ir tai atsipirko, nes su tuo kompu aš po to jau jį prisijungiau internetą, aišku, dial-upas, tenais viską. Bet aš tada pažinau interneto kultūrą ir per tenais aš susipažinau su stand-up comedy ir vat, tai mane atvedė į tai, ką aš dabar darau. Tai gerai, tada einam prie procesoriaus. Tai jo, kaip minėjau, Kozokus, bet kokį kitą strateginį žaidimą, galėsi net 5 įsijungti nuo metu. Aš kai pradėjau galvoti apie tai, kad aš turėsiu PC ir aš galvojau, ką aš bandysiu. Tai man, pavyzdžiui, aš galvoju, kad aš Baldur's Gate dar kartą varysiu, bet dabar jau, man atrodo, naujas yra išėjęs, tai bandysiu tą. Ir... Ha! Kam? Senas įprotis. Aš iš pabų. Tu turi peilį, ant stalo yra vertingų dalykų. Pasiėmė visą. Hey, you're doing the thing. Taip. Čia dabar bus biškį unboxingas ir kitokio. Čia viskas su magnetu. Taip, tvarkingai, gražiai. Tikrai nesirinkęs kombo prieš tai, labai tvarkingai išėmai. Man labai patinka nauji dalykai. Tai čia realiai jo. This is the monster. Geras. Tai ką duosiu. Tada įstatyti. Čia yra labai... Tik atsargiai. Ir dar vienas. Nes tiesiog, aš žiūrėdamas šitą video, aš žaisiu That's What She Said Bingo. Oh my god. Ok, supratau. Gerai, fine. Jeigu kas nors norite pasidaryti šitą video drinking game'ą, tai aš siūlau That's What She Said, nes čia, žinok, su kompiuteriu taip ir yra. Kompo konstravimo reikale yra viskas praktiškai That's What She Said. That's What She Said, jo. Duosiu tau prapjauti. Jo. Duosiu tau įstatyti, tik atsargiai. Ok. Taip, dabar yra vienas iš tokių dalykų, kad va čia yra toks trikampiukas, čia va. Ja. Ir reikia sulyginti trikampiuką, kuris yra ant motininės. Tai būna dažniausiai čia. Jo, įstatom. Tau tinka? Man to tinka. Jo, uždarom.
Aha, bet jisai, tipo, šičia jisai ir prispaus? Jo, prisispaus. Čia viskas tvarkoja. Čia daugelis labai jaučia, kad kažkas... Nes man baisu, jisai duoda pasipriešinimo. Taip ir turi būt. Jo. Taip ir turi būt. Gerai, viskas. Va, ir dabar nusiema plastikas. Nežinau, čia desmašysit būtų, bet... Gali būt. Tai yra lipdukų. Tai jeigu norėsi, bus galima pasirinkti vieną iš kai kurių. Ir galima ant šitas? Ant šito dėdas. Ai, šičia. Jo. Geras. Dam. Tokia biškai customization. Nice, aš galime dabar užsiklijuosiu? Jo, aš gal tada duosiu, kad kuo gražiau mėgint. Šimsim šitą daikčiuką. Ne, aš noriu drakoną. Aš fucking noriu drakoną. Nu ką šitą? Dėl to, kad mes turime ypatingus metus. Tai Ai, nu jo. Raudonas drakonas bus pats tas. Taip, jisai tada va čia, va jeigu aš jį biškį slaidinsiu tada. Jis turėtų įeit. Čia aš užbeitinu. Taip. Bet tada mėginsim išimti viską. Labai nenori išlyst. Tuoj atsibos. Mums tuoj atsibos. Tuoj. Video gale. Nes abudu matosi, kad 10C. Nu ką, turim drakoną. Bet tai yra kompų konstravimas, jisai duoda tam, nu to dopamino, pasitenkinimo. Jo, nes tu matai procesą, kaip viskas buildinas, susideda. Šiaip kompus konstruoti, ko gero, OCD turėti yra labai teisingas dalykas. Jo, dėl to aš turiu OCD laidam labai. Jo? Jo. Mane žiauriai nervina laidai. Dėl to ir prasidėjo šitą visą. Tu mėgsti slėpti laidus? Jo. Nu, slėpti tvarkingai. Taip. Nu, jo. Ne vogti ir nešti į garažą. Slėpti, bet... Nu, ten tiek ne. Okay. Turbūt prisimeni, kaip hardas atrodo, ne? Hardas? Jo, prisimenu. Okay. Tai va šitas daiktas 1000 kartų geriau už tą. Už hardą? Jo. O kas čia yra? NVMe SSD, kuris yra daug kartų greitesnis. Jo, turbūt aišku, ne? NVMe. Jo, esmė, kad jis yra ant tiek yra mažiukas. Esmė, va tokio dydžio. N kartų yra mažesnis. Ir greitesnis. Čia tipo laikmena yra, ne? Jo. Čia viskas telpa. Kiek čia yra? 2 terabaitai. 2 terabaitai? Jo. Mano buvo pirmo kompo, būtent Celeron 300. Man atrodo, aš turėjau ar 1,5 gigabaito tenais. Bet tai buvo, tuo metu tai buvo, aš tiesiog sakau, man taip, bet turėkime manį, kad, 20 metų praėjo, tai čia nėra ko norėti, žinoma. Tai mes jau šiek tiek buvom pasirūpinom prieš, tai čia jau Windows yra instaliuoti. Windows instaliuoti? Taip. Mano buvo, tarp kitko, vienas iš emotional momentų, tai dėl to, kad mano visa vaikystė praleista buvo su nelegalia programinė įranga. Tai čia realiai daugelis. Bet aš savo esu pažadėjęs kažkada tai, kad kai aš galėsiu įpirkti, aš viską pirksiu, tipo, aš atiduosiu. Aš viską pirksiu original, tipo, nieko nevoksiu ir viską. Ir iš tiesų buvo emotional reikalas, kai aš supratau, kad aš galiu sau leisti pirkti, prasme, ten filmus, programinę įrangą, mokėti už tai, ką talentingi žmonės kūrė. Man buvo didelis dalykas, kai aš galėjau nebevokti. Ok, tai gali tada paimti SSD, maždaug 5 laipsnių ir įkišti į šitą vietą. Ja, kažkas tokio. Ir jisai šičia klikins, ne? Jo, turi įsistatyti pilnai. Matai, tenai, turi įsistatyti pilnai. Okay. Ten. Ir čia tada yra toks... Šitas turėtų užkarpėlę, paaukštį. Ir jinai... Ja. Ok. Good. Labai gerai. Man paskutinis plivelės. Čia dar irgi labai satisfying dalykas. Numinėti. Visus nulupinėti. O, taip. Kaip nusipirki naują teliką. Ir tas... Tai va. Klank. Taip. Matei video, kur Hebra nulupo monitorių?
Žinau, kad bandė ant Samsungų naujų buvo, kur tie flipinai, tie yra flip. Galvoju, kad ten plevelė. Ir ten va tai va nuiminėja ir matau. Nuo teliko ir didelio. Ai, kur nueina su... Ir ėjo su ekranu visu. Ai, tu savo, ne, aš tam žinau. Tai ką, va, prisukam. Neįsistatė. Man atrodo, aš kaip iš naujo atrodo mokausi rinkti kompą. Aš tikiuosi, jūs nežaidėte to drinking game, nes jums jau dabar turėtumėt būti gerai prisigėrę. Gerai, man atrodo, per visą video turėsim. 90s buvo juokingas anekdotas, kaip žmona pamatė, pasižiūrėjo tipo, kažkokią tai laidą, ten Parnuškį ar kažką tai ir kur dėjo. Laidą? Kažkokią tai laidą apie seksą, ar tai Parnuškė kažką tai, ir kur sakė savo 70-80 mečių vyrui, sako, tenais, tipo, nu čia tu mane davai, jau dabar gvaltavok. Ir jis sako, nieko čia pas mane nebestovi. Sako, tai aš mačiau, pasukinėk, tenais, tipo, ir tipo, ir veiks. Ir po valandos sako, va, atsisuko pati Plevelę norim? Taip. Čia visiškai ASMR'as. Dabar turbūt viena, čia man pačiam irgi labai exciting, nes čia kalbam apie turbūt vienus gražiausių ramų dabar rinkoje. Ramai? Jo, ramai. Tai turbūt prisimeni, kaip anksčiau atrodė. Taip, aš tokis esu sabačinis. Tai dabar yra užturbinti, patobulinti. Ne. Galim ne iš karto suspaudinti kompą. Čia aš senesnius turėjau, nes aš žiūriu, kad jie šiek tiek kitokie negu aš kažkada taip pirkau. Šitie jau šustresni, man jau čia vat yra rocket science. O dabar, bring out the big guns. Tai čia DDR3. Dabar jau yra laikai su... Aš gal tiesiog duosiu ponui pajausti. Ok. Čia yra kaip aksesuaras realiai. Tu realiai gali va šitos viršutinius tipo dalykus nuimti, pakeisti. Ei! Ok, aš noriu nuo šitų tada pradėti. Čia yra gražu. Geras. Čia yra... keramika. Šičia keramika. Ne, čia metalas. Čia metalas, jo. Ok. Šitie čia. Čia mes turime tai. DDR5. Jo, šitie tie be dėžutės, šitie tie su dėžutė. Ne, šitie tiesiog savo jame įdavo. Kišenį būdavo tai va. Taip. Reikia ramų. Kai pirmą kompą turėjai, ar buvo toks dalykas kaip RGB, švieselės kažkokios? Būdavo? Aš jau kai antrą nusipirkau, tai jau tada mano buvo korpusą tiesiog, tipo, šiek tiek pats neonkės. Okay, nes čia bus realiai, kaip kai kurie vadina RGB vomit, nes šviesų bus begalė daug. Gal prisimeni kaip dėt? Ne, bet aš matau, kad čia, tipo, šitie vat yra. Jo, jie atsidaro. Jo, jie atsidaro. Ir va čia būna parašyta, į kurį būtent vietą gali įstatoma. Gerai. Jo. Bum. O tai šituos aš galėsiu dar dasidurti, ne? Ir biškiukai. Biškiukai, jo. Dar tu poras gigų. Kur tu gulėjai ant žemės, tipo, visiškai girtas ir... Man labai patinka visokie... Aš vedu visokius renginius. Man kuo keistesnis renginys, tuo man jisai fainesnis. Aš labai mėgstu juos. Ir pavyzdžiui, aš taip atradau Now Japaną, aš taip atradau Gameoną, Komikoną. Bet buvo vienas, kur paskambino man iš tokio nedidelio miestelio ir sako, čia bus mūsų miestelio krašto muzikantų, vestuvių muzikantų festivalis. Ir mes čia nelabai turim
pinigų, sakau, amin. Važiuojam. Ir visą, kai tave pasiūlo tokį, nu viskas, nu ką tu, važiuojam. Ir aš nuvažiuoju, kultūrkę man duoda direktoriaus kabinetą persirinkti. Okay. Jau savitas? Aš jau tuo metu buvau jau televizoriai, jau man parodė respektą, kurio aš niekada negaudavau iš... Nu ir žodžiu, ir aš atvažiuoju ir ten yra vaišių, ir stalas, ir ten kažką tai, ir aš ateinu, ir tenais višinuosi, ir tenais yra visi muzikantai, šiaip faini, labai malonus, šilti žmonės, susirinkusi bendruomenė, viską. Buvo vienas muzikantas, fantastiška tokia grupė, tėvas, jo brolis ir sūnus, ir neprisimenu, kaip jis išsidėstė, bet net nesmėjo, kaip jis instrumentais išsidėstė. Tėvas, tikras vestuvių muzikantas, ten antras pasirodymas, jis jau spėjęs pirmą ratą su visais išgerti. Su liemenėm savo tenais tą, nu žodžiu, klasikinis, reiškia, kaip tu įsivaizduoji stereotipinį vestuvių muzikantą, bet jisai, nu, visiškai tas. Fainas toksai jo sūnus, ten kažką, tai mes su juo pabendravom. Ir jisai sėdi, o jie į patį galą tik tai pasirodo. Ten visi turi po 3 ar 4 dainas, jie pasirodo pačiam gale. Jisai jau per vidurį, jau jisai labai linksmas. Galų galiausiai, jau sako, jau tas sūnus sako, jau užteks. Priedo jau čia iš sostinės atvažiavo, jau čia nepatogu ir jisai jau tėti. Gerai. Nu tai tie tėvai, čia jau mums į sceną ruoštis. Tuoj, vieną. O jisai jau taip, o jisai jau šitas. Jisai pasiėmė dar vieną. Ir tiesiog pasiviskas. O jisai jau apsirengė scenai. Jo jau scenos visi drabužiai. Ir jisai tuoj į sceną. Jo scenos drabužiai yra... Jo pirma frazė yra... Melenda. Man čia buvo, atsipirko viskas, ta prasme, žmogus, to jau lips į sceną, jisai apsivėmė savo scenos drabužius, jisai parnasi, kad jam nebelenda. O kad pasirodymas, tu vienodai. Tobulą. Na, gal prie laidų einam? Lasdų laidai. Taip. Trauk šniūrus. Power supplies. Power supplies. Ai, okei, power supplies. Nice. Tai čia yra 1 kilovatas. 1 kilovatas yra... Yra jau... Respektabilu. Jo. Galima pjauti? Jo. Man šitie kaip vaikystėje patikdavo. Ir ką darydavo su jais? Žiauris. Nu, taip pat tokie, pas jūs yra tas kartumas toks malonus. Valgiau visą vaikystę ir man, pavyzdžiui, visą laiką yra, nu, tai prasme, net jokių pašalinių nebūdavo. Jo, tai šnekėjom su tavo žmona, šnekėjau. Taip. Ir sakė, kad labai pas jūs daug yra baltos ir medžio. Taip. Ir nutarėm, kad viską darom baltą. Tai turbūt yra klausimas, kodėl viskas yra juoda. Taip, man labai patinka, kai žmonės patys savo išsikelia klausimus ir po to... Ir turim atsakymą. Taip. Tai turėsime... Čia yra vadinasi extensionai. Tai gaunasi, kad juos sujungi kartu su šitais ir šitie laidai matysis kompe. Kad atitiktų standartą baltos spalvos. Aš įsivaizduoju, kad jie čia jungsis, ne? Jo, šitie jungsis čia, tai galėsim realiai dabar ir sujungti. Galima čia atlūpti, ne? Reikia, kaip taip neįsistatys laidai. Na, aš įstatyčiau. Ok, šitas obijas. Šitas jau, jo, šitas vėliau. Gerai. Tai čia kas į kur telpa, tai ką darome? Čia yra parašyta, turbūt. Šitą pusę statosi į vaizdo plokštę, visą laiką jungtas yra lygiai tokios pačios. Tai realiai. Klank. Taip. Oi, bet kaip manai, kad jie su gražiu kailiuku. Jo. O tai estetas jisai, ne? Jo. Taip. Šitas kaip ir beveik Pam. Taip. Šitas, jo. Ai, nes, nu, šitas tiesiog... Jo, tas klipukas tas susistato. Kitaip neįsistatys. Gerai. Nu, aš... Ai, okei, aš matau, kad jau visus laikus. O ne? Nereikia visų. Viskas gučiu. Sakiau. Dabar turim visą grožį. Boom goes the dynamite. Tas pradėjo. Taip. Dėl ko, kaip sakant, tie builderiai ir gyvena. Dėl tų
Garsiukų. Visokių klak. Va čia yra ilgiausias momentas, tai yra va šitos va susidėt, nes ir biškių užsiknėse, tai aš galiu to duoti tada vieną. Yep. Čia procesas yra. Bus kaip realiai kaip vaikas, nes surinkinėjai viską jau nuo nulio. Neturi vaikų, ne? Dar ne. Jo, tada realiai kaip vaikas. Aš tau nespoilinsiu. Koks jausmas yra būti tėvu? Aš galvojau, kad bus sunkiau. Man kažkaip tai labai natūraliai viskas. Žiauriai fainai. Man tipo viskas labai gerai. Taip, nes aš įsivaizdavau, kad vaikai yra kaip tie, kur traukiniai, žinai, kur arba lėktuvė. Kur pastovi, ne? Jo, kur jau fuck off, žinai, tipo, aš tai daug protingesnis, aš daug įdomesnių istorijų už tave turiu. Tipo, jo. O po to, kai savo turi kažkaip, is good. Bet vis tiek savo yra savo. Vis tiek kiti vaikai. Jo, galvojam pasilikti. Jau net nebeprisimenu, kur padėjome maišą. Su garantiniu skoniu. Ne su garantiniu, tą, kur tipo su akmeniu. Okay, tai šitas būtent laidas, eina į vieną gražų laidą. So, šitas dan. Ir tada turim... Turi dar tokį. Ai, labai gerai. Tai duodu šitą vieną. Paskui bus linksmiausia dalis visą tai sutvarkyti dėžiai. Nu ką, dabar eisim prie kitos smagios dalies. Tai yra graži dėžė. Ne. Nu arba, jo. Nu va. Okay. Čia iš priekio ir iš šono vien tik stiklas. Žiauriai gražu. Čia man pačiam irgi asmeniškai vienas iš gražiausių keisų yra. O planuoji kažkokį gaming roomą darytis? Kažkokį, nežinau, su retro... Ai, aš turiu. O, dar geriau. Jep. Reikėjo dar biškį išjankint. Išjankint? Ką tik sugalvojau? Aš esu išjankinęs dalykas. Ne tik varžtų būna daugiausiai, bet ir būna šitų zip ties. Kažkaip, kaip jie vadina lietuviškai? Lietuviškai jie yra hamutai. Hamutai, va. Ta žodis. Mokslinis terminas. Kamerą parodyti, kas kaip kur ką atrodo. Šitas grožis. Taip, galim to pačiu ir stiklą nuimti. Very nice. Toksai laboratorinis variantas. Jo, tas toks, grynai kaip pas odontologą, tai viskas balta, tvarkinga. Tai čia bus... Mane pigesnis odontologą. Aš vaikščiau pas tą, kur Kaune, žinai, kur su drelėmis, su garaže. Buvo čivakas Kaune, kuris su drelėmis močiutėms darydavo, bet buvo čivakas, tipo jisai ir smarkiai pigiau. Smarkiai pigiau. Kad pagražint viską, tos pačios kompanijos, kaip ir Ramai. Čia yra gražus daiktas. Ir čia jisai trispalvės? Taip, nes gaunasi RGB, raudona, žalia, mėlyna. Čia bus visokių spalvų. Bus galima balta, raudona, kaip tik tai nori. Žinai, galima bus atapintis. Jo, taip. Tai iš viso ventiliatorių bus 9. Ir vienas jų, tas, kaip pasakyt, specialus dalykas, būtent šitų ventiliatorių, kad yra magnetiniai. Magnetiniai, o... Jie prisijungia su magnetais. Nes jie dabar įsijungia kaip vienas. Iš visų šitų 3 ventiliatorių vienas laidas. Tu gali 18, tipo jų susidėti vieną. Jo, nu panašiai. Jų limitas yra 14. Tai čia yra vienas iš tų special dalykų. Tai va, šitie 3 eis į viršų, kiti eis į galą, tiksliau į šoną, iš apačios. O čia yra maži tokie laidukai, kurie gali sujungti šituos ventiliatorius su kitais ir kad dar labiau sumažinti laidus. Čia Corsair'as realiai neperseniausiai yra išleidęs šitą Navarotą. Tai visi seilės realiai žiūrėdami juos. Man pačiam seilės jau rankas. Aš turiu žmoną. Tai ką? I have that effect on women. Aš irgi turiu žmoną. Tipo...
Irgi. Visi jūs turi žmonių. Been around you people long enough. What do you mean, you people? Tai Okay. duodu va, peilį. Išimti visus kitus. Šiandien bus daug dėžučių. Čia yra kulinarinė laida, kurią aš žiūrėčiau. Ir viskas lietuviškai. Kas yra šiaip iš tikrųjų irgi faina. O paprastai šitie dalykai būna anglikoniški? Nu, Tau ta tokios geros, tokios kokybės, kur tu žiūri ir tau tiesiog, žinai, malonu matyti. Jo, realiai, tai Amerika. Nu, čia dabar didesnį. O čia jau, tipo, čia... Čia yra 120 mm. Čia jau suaugusiai. That's a big daddy. Gerai, tai įsitraukiam ventiliatorius, kurių mums reikės. Dabar realiai galim grąžinti dėžę į pagrindinį. Ir galėsim remontuoti juos. Šitos tiesiog sukeisim. Taip, su va šitais va gražuoliais. Man patinka. Taip susikaupi ir tai tiesiog kaip tokiam esi mažam pasauly. Taip. Taip. Jis yra Coming for help. Jis yra prisabačintas. Jo, čia yra prijungtas. Gali krypti. Išėmėm šitos negražius, statom gražius. Padėsime tada nuo šito. Tai padėsime nuo šito. Tai principas lygiai tas pats. Jį tik nereikia atjungti, tas yra gerai. A, ne? Jo, tas visas yra. Jie tiesiog tipo klankt ir viskas? Ir tiesiog jo. Bum. Geras. Varžtus tos pačius galime naudoti? Jo, tos pačius realiai. Stasiai prašau iš kito. Jo, laikau. Mano vienas iš mėgstamiausių posakių yra, kad teoriškai praktika ir teorija yra vienas ir tas pats. Praktiškai. Jeigu kažką konstruoji ir nelieka kažkokių tai dalių, tai šūdinas meistras esi. Kaip, dabar galim prijungti kitą. Ir vienas iš jų, va, tas prikolas, kad va, tas va, laidas, kuris eina, tu jį gali prijungti prie kitų ventiliatorių. Yes. Taip, dabar reikia tiesiog jį... Kurį nori dėti, apatinius? Jo, sure. Davai, apatinius darom. One light. One light. Duokit. Vieną light. Aš irgi išmokstu kažko. Svarbiausia plėšti. Jo. O paskui žiūrėsim, kaip bus. Taip. Jeigu nueis šaibom, nu tai nueis šaibom. Ką jau padarysi? Kaip maestro Valinskas mėgsta sakyti, nesiparink dar netokių renginių su pisom. Bet žinai, kas labai įdomu bus paklausyti, nes kai aš įsivaizduoju 9 ventiliatorius dirbančius, man įsivaizduoju, kad čia turėtų būti tas šiek tiek reaktyvinio lėktuvo variantas. Gali būti pradžio, nes jas reikia šiek tiek dar pareguliuoti, bet nebus. Aš jį galiu prišribuoti šitą? Jo, aišku, ten tos kilutės yra keistai mažos. Telpa? Štai. Ja. Dar ko nepadariau? Ko? Plėvelė? Caka. Tai prašom. Bet toks, sakyčiau, nereikalingas plastikas uždėtas. Būtent dėl tos priežasties, kad būtų malonu kažkam tai. Man atrodo, kad kai kuriuos lipdukus jie deda vien tik tai tam, kad žino, kad yra žmonių, kurie naudoja visą šitą reikalą tenkinimuisi. Aš prisimenu, kad šitą tai žiūrėjau YouTube'ose, tai būna tenai su ledu, su vandeniu, visi šitie aušintuvai. Ai, ten tai yra jau crazy, ten chebra ten kadaros. O jie jau tenais kam jie reikalingi? Ten tiesiog realiai... Servakams, taip. Ten bando kuo didesnį tą dažnį išgauti iš procesoriaus, ten daro su liquid, man atrodo, su hydrogen, man atrodo, ne, su... Gali būti. Jo, kad kuo mažesnis laipsnis išgauti, to, kaip sakant, procesų gali pušinti kuo daugiau. Okay. Ir ten bando gauti tos korus tokius. Ten gaunasi, tu renderini tam tikrą kaip failą ir tu kuo didesnį taškus gauni, tuo tu tam, sakykime, kažkokiam sąrašėsi pirmoje vietoje. Bet man visą laiką yra žavinga žiūrėti žmonės, kurie turi labai, kurie aistringai užsiema tuo, ką mėgsta. Jo. Tai yra absoliučiai bet ką. Ar tu žiūrėsi, kaip ten morkas sodina, ar tu žiūrėsi, kaip bando iš procesoriaus išgauti kuo tenais kažkokį tai dažnį. Tai yra labai smagu žiūrėti žmonės, kurie aistringai kažką tai daro. Ten atrodo kaip varžybos, ten žmonės paskui komentaras, o, ten atrodo kaip laimėjo. Visi mes esame psichai kažkokiose tai srityse. Ir
jeigu tu iš tiesų kažką tai mėgsti ir kai tu matai, kaip žmogus dirba, tai yra gražu. Galim tada uždėti šitą. Gerai, kaip va šitie, kaip čia pasakyti, kontroleriai, juos įstato būtent šitie va. Visi šitie įstato. Tai gerai, kad mes jų turim, o taip, levelės. Tai gerai, kad mes jų turim, matau, yra magnetinė. Yeah. Va čia yra kokybė. Dabar dėsim į tokį įdomų dalyką, aš nežinau, ar tu susipažinęs su šituo. Jisai yra biški trippy. Nu jo, bet esmė, kad vaizdo plokštė bus ne tai vat, o bus vertikaliai. Ta gal skirtumas? Kaip pasakyti, čia realiai viskas dėl estetikos. Ok. Ten yra tam tikrų porą niuansų dėl, kad galbūt labiau įkaista, bet kai ventiliatorių iš apačios pučia, viskas vis tiek eina pro viršų, tai plius ir atrodys gerai. Yeah, ir nebus... Jo, bet man yra kas smagu, kad kompiuteristai, jie dabar jau pradėjo žavėtis estetiką ir tai yra dalis inžinerijos. Jo, nes anksčiau viskas buvo taip tokio maždaug vaizdo. Jo. Tai šitas va geras. Taip. Jas tie trys. Jo, trys. Vientikai. Saldainiai. Čia gal norėsi pasimti. O, čia geras pakelis. Čia geresnis. Čia geras pakelis. Taip, man atrodo, tai visa jo esmė, kad jis jungsis prie motininės. Portai. Taip. Ir jis pakeis tuos visus realiai portus ir jis va tai va įsistatys. Good, atsukti portus? Jo. Tai gausis. Click. Easy. Ar galima būtų porą varžtelių? Jo, matau, aš tai kaip tik ir bus. Man porą varžtelių trūksta. Dažnai skaldai tėvelio bairius. Dabar jau tėvas. Taip, tai dabar jau viskas. Tai aš ir priedo, man jau kiek metų, aš jau tipo boomeris esu. Viskas jau aš... Man atrodo, mes padarėm klaidą, bet čia nieko tokio. Čia nėra klaida, bet tiesiog paskubėjom galbūt. Nes galbūt, kad bus problemų įdėti motininę, nes šitas jau viskas užima. Tai šiau. Bet čia viskas trukoja. Tai mes galim išimti. Galim išimti ir galim iš karto dėti motininę. Davai. Čia jau prasideda tas jau tikras rinkimas. Magijos momentas. Jo, kur viskas tarpusavį dera. Man kartais iš tikrųjų yra kosmosas, kaip iš tikrųjų viskas dera, kai skirtingos kompanijos kūrė savo produktus ir vis tiek turi sinergizuoti tarpusavį. Gerai. Taip. Puikiai. Vis jau panašiai ir panašiai į kažką. Taip, dabar duosiu varžtus, motininės. Motinos varžtai. Skamba kaip parduotuvės koks etas. Taip. Tėvelio duona, matulės motinos varžtai. Šiaip labai skirtingai kompanijos siunčia varžtus, būna dėžutėj, tokiai gražiai plastikiniai, viskas surašyta, tvarkinga, tu atsidarai. Važinai faina. Taip. Ir tada būna, va. ir tada būna, kad tiesiog Jo, tiesiog va taip paprastai. Štai tau varžtai, o jeigu varžtų neužteks, štai tau hamutai. Jo. Ir skočio dar gabalas, šitągi duct-tape'o įmesta. Šliosas. Toks, kur jau pusė jau panaudota. Yra kitas geras reikalas, kad tipo, jeigu juda, bet neturėtų judėti, tai duct-tape'as. Jeigu nejuda, bet turėtų judėti, tai vada 40. Viską galima pataisyti su šitais dviem. Jo, mes planavom paimti visą Lietuvą šiais metais. Visus, nes mes jokio marketingo nedarėm. Visiškai jokio. Ir taip gavosi, kad Komikonas, Nesankevičius ir aš tipo, blemba, būtų šiaip iš tikrųjų prikolas pakviesti. Nice. Ir pažiūrėti, kas gausis. Labai ačiū, kad pakvietėt, man labai malonu. Čia yra, aš sakau, čia yra suaugusiųjų Lego, kuris yra visiškai next level shit. Kalbant apie next level shit, pakalbėkime apie mūsų sponsorių. GameRoom. Jeigu tu esi vienas iš tų, kuriam reikia naujų kompiuterio aksesuarų ar nori pasipuošti savo kambarį, tai GameRoom turi itin platų tokių prekių pasirinkimą. O jei tave domina ne tik žaidimams skirta įranga, GameRoom'e gali įsigyti stalo žaidimų, konsolių, virtualios realybės akinių ir kitų fainų dalykėlių. Dar kartą dėkoju GameRoom'ui už tai, kad sponsor šitą video.
Daugiau informacijos apie įrangą ir prekes galite rasti gameroom.lt arba fizinėse parduotuvėse Vilniuje ir Kaune. O dabar grįžtame į video. Kodėl mes negalime čia pakalbėti apie mūsų sponsorių? Todėl, kad tai yra... 7bet? Ne. Twinsbet? O dabar pakalbėkime apie mūsų Twinsbet. Mes su broliu esu apipysęs. Mes Vilniečiai visi taip pat kalbam. Ok, fantastiškai. Kaip gražu. Gerai, motininę turim, procą turim, ramus turim, ventiliatorius gražius turim. Dabar reikia radiatoriaus. Taip, dedam ventiliatorius tada ant radiatorius. Šiaip keistas pavadinimas, kažkas dalykas, radiatorius. Tai jisai atrodo kaip radiatorius. Mes saugus, viskas okei. Neištekėjo? Taip, dėsim taip. Kaip patogu, taip. Ok. Viso. Ir viskas? Beveik viskas. O tai jo nereikia prisukti? Ne, tai reikia, bet... atsuktuvas, kurio nori. Dabar darysime elektrinę? Žinoma. Gerai. Galvoju, kad mes iFix'ą pavyzdžiui. Na, bro. Jie irgi geri. Taip, kur... Ne, tai aš manau, kad čia viskas su juo tušas. Bet man tiesiog aš džiaugiuosi stebuklų inžineriniu. Visiškai kaip kinų vaikas Apple fabrike. Girdėjau labai gerą bitą. Man atrodo, Conanas O'Brienas jis sakė savo laikmetę, kad per gruodį išleido naują iPhone'ą ir per gruodį Kinijoje jo nusipirko 50 milijonų. Sako, kas tik tai rodo, kad netokie jau mes skirtingi nuo kinų. Kinai irgi mėgsta daiktus, mėgsta dovanas, kurias pagamina jų vaikai. Ok, gerai. Dabar galim primontuoti, nes dabar šitie ventiliatoriai jungsis kartu su šituo. Ir jie visi viršų. Jo, ir jie vis kartu va tai va, bet esmė, kad jie prisijungtų kartu su šitais ir paskui iš kito galo eis čia. Tai visas tame yra principas. Nes tai yra ta technologija, ta daisy chainable, jie tarpusai viską susijungia, kad kuo mažiau dar laidų, kaip sakant, turės. Tai tas yra žiauriai šita technologija, ta man labai patinka. Tai okei. Tada statom. Ai, čia dar taip yra. Žiūrėsim, kaip gaus. Maždaug preliminariai atrodys. Va tai va. Nice. Bet čia yra tas reikalas, kad jeigu jau tu turi ką nors skleidžiantį tokį garsą, Tai viskas. tai absoliučiai, ta prasme, Daugiau nieko. Tu privalai daryti šitą, tu privalai daryti robotą. Jeigu tu turi grąžtą, tu privalai daryti robotą. Ypač kai dar turi 2 grąžtus, tai... O, bet dar geriau. Taip. Gaila neturim antro. Paskui bus maloniausias, nemaloniausias variantas gali būti, kai viską sudedi. Užkuri ir niekas neįsijungia. Tai dar niekas neįsijungia, tai viskas tvarkoj. Ar vadinasi kažką tai gali pajungti. Bet jeigu daro... Ne, jeigu tu viską sujungi... Rat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 a. Tokio garso tikrai nebus, aš tikiuosi. Atrodo, kad jau... Nėra būtina tokį coolerį dėti tokiam procesoriui, bet būtų gerai, kad jis pakankamai būtų, kad nebūtų šiltas. Gerai, nu ką, dabar įdėsime prie coolerio uždėjimo jau pačio pompos. Matau, galim uždėti ir stiklą atgal, kaip buvo. Aišku, mes jį biškį apkūrinom. Aš jį nusivalysiu. Tai turim, valysim. Jo, čia gerai pakolinė mano blefą, aš nebūčiau nusivalęs. Aš žinau, man kaip pasako, jo, bus, jo, pasidarysiu. Pasidarysiu. Po pusės metų ten, pavyzdžiui, Nieko tu susitinkti, nepasidarysi. nieko tu nepasidarysi. Neknysti man protą? O, turi plaktuką. Ne, negalima. Eik, čia biškiuką tik tai.
O šičia yra kažkas taip. Nes matai, šitas turėtų... Čia yra... Šitie turėtų į čia įsibrukti. Žiūrėk, Ten- galima aš Da. pabandysiu parodyti, Jo, kaip čia... Aš tau galima parodysiu, kaip tau dirbti. Aš dar neberinksiu kompą. We good, bro. Gali paimti mano darbą. We good, bro. Tas jau yra. Dabar galim po truputį sujungti kai kurios laidus. Dėl to, kai uždėsim šitą, paskui negalėsime prieiti prie tų laidų. Yeah. Tai tuos padarysim. Aš tau duosiu laidą. Taip, tai aš tada duodu to vieną iš tų laidų. Šiaip iš tikrųjų, kai kur net čia net nereikia techniškai. Nes koks žmogus kiša ausines čia. I don't know. Tada, okei. Nes gal sakysiu, aš. Kokį tai switchą čia radau. Ką šitas daro? Šitas Kas switchas. ten parašyta? LED. Čia switch. LED switch. Heringai, man atrodo, ledus galima. Switch. Aš gal to nežinau, tas iš tikrųjų kas switchas daro. Taip, šitas neturi Šitas to. yra front panelio. Tai čia Aha. bus, pasižiūrėk, jo, matau, taip bus. Yeah. Ok. Turim šitos du sujungtus. Jo, daug paprasčiau yra, kai viskas vienam. Nice. Tada nereikia žiūrėti, kas kur kaip jungsis. Šiaip tikrai nėra kosmosas. Gerai, dabar turime front Type-C. Ir jis yra čia. Aš tau tada jį prakišiu. Oi, tas malonusis mikroschemos brūžinimas garsas. Šitą turim. Ir man atrodo, liko paskutinis. Ok, šitą aš jau įdėsiu. If you don't mind. Ir čia šitą, jeigu pakapinsi, jau yra is a problem. Ai, va, šitas jau paprasta. Tai tie pinai yra, aš esu šiaip vieną motininę taip suvaręs. Ja? Jo. Duok ir man vieną suvaryk. Ir čia yra tas momentas, kur tu dabar mane prigazinai, kad čia galima viską sugadinti. Nu. Dabar įspaust? Jo. Bum. Bijojai? Dabar jau Let's do galim pompą. dėti pompą. Jo. Pompa bus pati smagiausia ir nesmagiausia dalis. Shiny. Ir išvengsiu, jeigu mums jų nereikia. Kur ten buvai padėjęs safety tos visus, kur išmetai? Ką? Ar mes realiai dabar tai jau skaitysime manualą? Ne, čia ne manualas. Ne, čia yra safety. Čia yra safety. Tai gal, kad ten integruotas. Nesvarbu. Tai gerai. Prašom. Ir ten yra 4 varžtai. Taip, Čia 2 ir čia 2. šituose, ne? Jo. Dabar mums reikia uždėti, šitie bus ant viršaus dedasi. Ok. Šitos prisuksim. Keista. Kreivai įdėjau. Kita pusė. Žinai, visą laiką yra labai svarbu, jeigu kažkas tai nesidaro, nebandyti, tipo, gal čia tiesiog reikia daugiau jėgos. Jo. Gerai. Štai kaip jie padarė. Ačiū Dievui, Corsair'ai. Dėkui tau labai. Čia šiaip gudriai. Nes kitiems reikia laikyti tai vat, paimti iš vieno šono ir tada mėginti prisukti. Ir tada Taip. jis iškrenta. Taip. Ir karočią tiesiog viskas blogiau būna. Tiesiog gaunasi. O čia snap. Ir viskas ir stovi. Geras. Aš iš karto pasiruošiu šilių varštį. Jep. Tai vat galim. Taip, tada galim dar šiek tiek prisukti iki galo. Panaudosim šitą. Pajusi, kai negali vėl prisukti. Kad gautų visišką pilną kontaktą su pompos, su termopasta ir su procesu. Ai, dabar galiu uždėti šitą. Bet aš tavo iš karto duodu laidą. Jo, gerai. Gerai, turiu.
Turiu. Viską turi. Viską turiu. Tuo tai. Gerai. Bum. Nu va, ir vienas gražus laidas. Ir realiai nesimatys iš tikrųjų. O šitas Eina į pampą. Viso? Wow. Yeah. Nu dabar eisim prie turbūt fainiausios dalies. Vaizdo plokštės įdėjimas. Ladies and gentlemen. Nieko nesiskiria. Tas pats. O tai koks skirtumas? Tas šitoks ir tas šitoks. O jeigu nieko nesiskiria, ką mokėti daugiau? Visiškas beautifulness grožis. Ir bus drakonai. Ir bus drakonai. Tai čia irgi yra ta pati kompanija MSI. Tai Cam7 Ti Superis. 16 GB vaizdo plokštė. Uf. 16 GB vaizdo plokštė. Jo. Tai Jau čia man čia jau NBA patems. Tai jau sakau, šitą reikės namie rakinti, kad į mišką nepabėgtų toksai žvėris. Jėja. Čia labai yra svarbus momentas. Okay. Nu ir ką, duosiu įstatyti? O. Magic. Parašyti. Maybe just a little. Jo, žinok, aš bijau, kad aš ką nors tais prilaužysiu, tai šį kartą jau galėtum tu padėti, būtų puiku. Yes, sir. Buvo garsas. Nu ir kaip? Wow. Meno kūrinys, ne? Aš turiu daug nenorminės leksikos žodžių apibūdinti šį grožį. Pavyzdžiui. Ne, ta prasme, čia yra labai gražu. Čia ir dar ta estetika, kad jisai yra baltas, kad jisai ir drakonai. Ir plius va šitas visas detalės kartu sueina su šituo. Jo, Jis jo. nėra pilnai visiškai baltas, šiek tiek yra tos tokios sidabrinės. Taip. Ir aš manau, kad Fancy. galim atsukti. Čia yra fancy as F. Aš jau giriuosi savo kaimynams. O čia mano kaimynas, kuris yra gameris. Pauliaus spėko tu neturi. Visko. Ir niekada neturėsi. Mes su juo esame panašus tuo, kad sako, nice, lola kaposi. I think Houston got a problem. Šis nesigaus variantas. Gausis, bet reikia paimti pėlį ir nupjauti visą šitą. Aš tau žiūrėk. Ne. Žiūrėk. Ne. Gerai. Ta power gavo. Gerai, dabar aš prijungsim tuos kitus. Šiek tiek vėliau, bet pasidarom testą. Ar veikia, ar įsijungia kompas. Please. 5, 4, 3, 2. Yra mygtukas prieki. Oh, shit. Aš galvojau, nes tu Oh. prisiminiai, kad reikia čia paspausti. Taip. Nes būna, kad pamiršta žmonės. Taip. Bet pamiršai, kad mygtukas. Aš nežinau, kad jisai čia yra. Tada viskas trukoja. Okay. Laidas čia pasibrūžėjo. Wow. And he's off to the races. Tyliai. Čia nėra garso. Dar pompą dar prijungsiu. Nu ir kaip? Ponios ir ponai, tai yra meno kūrinys. Nu, atrodo, tai fantastiškai. Wow.
Bro. Aš nesu matęs, kad taip šviestų RGB. Iš visų, ką... Čia yra kosmosas. Čia yra kosmosas. Gerai. Wow. O, ir žalia šviečia. Aha. Viskas tvarkoj. Viskas Praėjo. Bro. Buvo malonu. Bet čia dar ne pabaiga. Taigi, vienas iš tokių puikių dalykų, kad šitas video yra sponsorintas Game Room'o. Ir atsiprašysiu. Prie viso šito Game Room'as parūpino Oh shit. custom buildui naują pelytę, wireless, be laido, naujas baltas ausinės, klaviatūra ir mousepadas. Kodėl jūs tokie man geri? Tai va, Wow. tai noriu padėkoti Game Room'ui. Ačiū labai, kad prisidėjote prie šito buildo. Ačiū Game Room'ai. Ačiū. Wow. Žiauriai cool. Labai ačiū, kad jūs man tai padarėt. Tai Čia yra vienas iš gražiausių dalykų, kokį kas nors man yra padaręs. Ačiū labai. prašom. Buvo labai malonu. Biškį turėjom problemėlių. Nei biški. Nu, gerai. Čia kiekviena problema yra labai maloni. Nu, čia fantastika. Kad mes abudu stojom šičia ir pasigaminom kompą, yra kosmosas. Aš tai žiauriai esu patenkintas, kaip atrodo. Šis tobula. Ramai, ačiū Dievui, kad ramai, fenai, cooleris, viskas realiai yra Corsero ir tiesiog tobulai Jie sąveikauja. Jo, toks tarpusavį tobulai veikia. Ir aišku, Mesajus tiesiog tobulai, visas kompas realiai tobulai gavosi. Turėjom porą problemėlių, bet įsisprendėm. Man atrodo, gali padėkoti Game Room'ui. Room! Ačiū Game Room'ui, kad prisidėjot prie šito video. Dabar turėsiu kur telefoną krauti. Wow. Ačiū labai. Ačiū, broli. Buvo labai malonu. Dėkui. Wow. Chebryte, nepamirštam uždėti laiko, subscribe, parašyti komentarus, ar gerai Justinas buildina kompus. Aš manau, kad tikrai yra potencialas. Tikrai yra. Tai dėkoju visiems, kas žiūrėjote ir sutiksime kitą kartą. Pasimatom servake.